Dabar spėčiu, tu sėdi galvoj, kaip man reikia dabar kvantum peršokti šitą sėkėt paralelinį realybę. Kaip man reikia padaryti? Kaip man reikia padaryti? Tau nereikia mokintis. Tau nereikia mokintis kvantum šokinėti. Kas yra kvantum šokinėjimas? Mes dabar keitamės, mes dabar šokinėjam, galim sakyti. Mes keitamės milijardus kartų per sekundį paraleliniam realybėm. Mes, kaip žmonės, ką peršokam, galim sakyti, pavadinkiam, kvantum šuolį padarom. Mes nepakeitam tos planetas, mes nepakeitam nieką, struktūra nesikeis, struktūra ir ta pati. Mes peršokam į planetą, tą pačią, kuri atitink ir susilygins su būtent tuo dažniu ir būtent ta vibracija, kokį tu ir pasirenki. Tai tau šokinėti, mokintis, kaip reikia padaryti kvantum šuolį, nereikia. Tu to dara milijardus kartų per sekundį. Tu to tik nepajauti, nes viskas ir tep, suorkestruota, paprasta, labai aiškia, tiesiogia, tikroviška, kad tu net nepastebėsi. Įsivaizduok dabar yra vienas televizorius, vienintelis televizorius per visą visatą. Ir per tą televizorių yra milijardą kanalų. Ir tu gali žiūrėti, kaip žmogus, šitas limitauts, esi šitam fiziniam kūnį patirti vieną realybę dabar. Ir tu gali tik tas veizėti vieną kanalą jungt. Vienas kanalas, kits kanalas, kits kanalas, kits kanalas. Bet tavo sielas būsena, gali matyti visus kanalus vienu metu. Tu to tiesiog savo fizinio, jeigu tiesiog negali to apčiuopti netgi. Tu negali tos paimti ir suvokti tiesiog. Bet mes tai darom kiekvieną sekundę. Ir kaip mes tai darom? Mes pasirenkam, kaip mes norim jaustis. Mes pasirenkam, kaip mes elgsimės, kaip mes atsakysim į specifines situacijas. Nes bet kas atsitink tavo gyvenime, absoliučia, bet kas atsitink tavo gyvenime, yra visiškai nesvarbu. Visiškai nesvarbu. Svarbiausia yra tai, ką tu darai su tai, kas ateina tavo gyvenimą. Taip, tada ir tu pasirenki. Aš pasirenku meilę vietoj baimės. Aš pasirenku dėkingumą vietoj pykčio. Ir tu peršoki į kitą. Padarai kvantum šuolį.